Sveiki visi, šiandien piešime Endermeną per 5 minutės. Jei nežinote, kas yra Endermenas, tai toks monstras iš Minecrafto. Gerai, pradedam. Jo, piešiu su Justu. Tikriausiai visi žinote jį. Ne vienas žmogus. Ne vienas. Ok, aš jau piešiu galvą. Bus gerai. Kaip manim nupieš? Kaip nors. Išdrykinau viską. Bravo. Ai, žodžiu, iš naujo. Kažkas nesiseka. Gal kažką kitą piešim? Ai, gal nepiešim Endermeną, sorry jau. Jau filmuoju. Prieš tai reikėjo skūstis. Apsišikai. Bravo. Parapam. Aš jau galvą beveik nupiešiau. Bus gerai. Dabar reikia patrinti. Čia. Ok, dabar akis. Ką tu dabar pieši? Gyvenlių kažkokį baiboką. Baibuką. Pritariu. Nemoku piešti. Pieš kaip mokė. O, velnias. Aš nežinau, kaip padaryti. Eik tu šitą daryti. Bus gerai taip. Bet jei net per 5 minutės nenupieši, tau bus kaip nupieši, taip jau atsiųsi man. Žodžiu. Ok? Ups. Bus gerai. Ne. Ne, nebus gerai. Čia reikia patrinti. Kažkaip. Trečią sykį piešiu per naujo. Tai tu stenkis normaliai nupiešti. Oh my gosh. Kas čia per padarą? Jau galvojau, kaip pagerinti piešinį mano. Moku kaukas. Ups, ne tą spalvą piešiu. Gerai. Oi, man tai visai gerai sek. Ok. Linijas. Oi, ne. Linijas. Dabar čia. Čia. Jo, 3 minutės, 12 minutės. O tu pyp. Pyp. Ok. Kas čia padaras? Netelpa į lapą. Oh my god. Ok. Bus tai. Ups. Čia turėjau Z. Ir... Jo. Jo kojos nuostabios. Dar gražiau negu mano. Dar gražesnis negu mano kojos. 1 minutė. Greičiau piešk. Greičiau. Šitą aš dar tik kojas pradėjau. Ne. Gerai, tau tik koja. Tada tik kojas ir tau liks. Deja. 5 tik minutės buvo. Oi, man reikia nuspalvinti. Reikia juodos. Reikia juodos. Pala, ar viskas nesusveilins? Taip atšūrimas, neturiu laiko galvojimui. Ups, čia turiu. Ok. Dar 1 minutė kol kas. Apsišikau. Reikia. O dieve, aš nespėsiu. Kokios jo kojos trumpos. Ok, jis dar turi va čia visokių dalykų. Bla.
Kas tu ten daro? Viskas, laikas baigėsi. Viskas, laikas baigėsi. Viskas, laikas baigėsi. Viskas, aš tikrai daugiau nepiešiu. Laikas baigėsi. Laikas baigėsi, baig piešti. Laikas baigėsi. Jau! Baigėsi, sakiau. Baigėsi laikas, visiškai baigėsi. Ok, viskas. Baigia.